Sveiki, aš esu advokatas Marijus Velička ir šiandien noriu su jumis pasidalinti teisiniu patarimu arba duoti jums teisinį patarimą iš savo asmeninės patirties, kurią patyriau šiandien. Tai yra susijęs su parkavimu nemokamose parkavimo vietose. Šiandien atvykau į susitikimą su vienu iš Seimo narių pasikalbėti apie antstolių nepagristai didelius įkainius mažų išieškojimų srityje ir turėjau keletą pasiūlymų, kaip juos sumažinti, nuo kokios iki kokios ribos. Ir atvykęs prie Seimo radau vietą, pasiparkavau parkavimo vietoje, kurioje buvo nurodyta, kad 2 valandos parkuotis yra nemokamos. Nuėjau į susitikimą, grįžau, tai trukau maždaug apie 45 minutės, grįžtu, randu už savo automobilio langų užkištą lapelį geltonos spalvos, kuriame, suprantu, kad yra padarytas kažkoks tai pažeidimas. Pasiskambinus tuo numeriu, kuris buvo nurodytas lapelį, aš pasiteiravau, ką aš padariau, juk pas mane nurodytas laikas, kad aš galiu 2 valandas stovėti. Pasakė taip, jūs padarėte pažeidimą, jog nenurodėte laiko, nuo kada pasiparkavote. Todėl atvykęs kontrolierius negalėjo nustatyti, ar jau jūsų parkavimo laikas yra pasibaigęs. Na, nustebau, nes iš tikrųjų nežinojau apie tokią mano pareigą. Ir pasidomėjęs, pasižiūrėjęs kelių eismo taisyklės, tikrai radau tokį punktą. Kelių eismo taisyklių vienas iš punktų numato, kad vietose, kuriuose yra nurodytas limituotas parkavimo laikas nemokamas, mes, vairuotojai, privalome nurodyti laiką, kada mes atvykome, tam, kad atvykęs kontrolierius galėtų tinkamai identifikuoti ir mus bausti arba nebausti. Taigi šiuo atveju mano nežinojimas man kainavo baudą, turbūt 10-20 eurų, ir man jie teks susimokėti. Tai, vertinkite mano patirtį ir patys nepapulkite į tokią situaciją. Ženklai, kurie rodo, kad 2 valandas stovite nemokamai, jie galioja tik tai tokiu atveju, jeigu jūs nurodysite laiką, kada jūsų automobilis tenais yra paparkuotas. Pasimokykite iš mano patirties ir nedarykite tokių klaidų.